Dar vaikystėje aš žaisdavau mokyklas, bet mokytoja būti kaip ir neketinau. Puikiai žinojau mokydamasi, kokia mokytoja nenoriu būti. Spręsdavau pati, kokias mokytojai klaidas daro ir galvoju, aš tikrai būsiu mokytoja ir tokia būsiu mokytoja vaikams, kokią pati norėjau gal matyti. Tikrai žinau, kad mano mokinys niekada nebijos klausti. Jis į klasę užeis be jokios baimės, nebijodamas klausti, nebijodamas suklysti, neturėdamas tos klaidos baimės. Matyti tas jauno žmogaus akis ir išgirsti, ką jūs sako, tai man labai svarbus šitas dalykas yra. Tai mokytoja, kuri gerbė mokinius, kurią gerbė mokiniai, kuris stengiasi suburti mūsų kolektyvą. Tas gyvenimo būdas tikriausia mokyklai ir kitiems kolegoms tai yra didelis pavyzdys ir uždegimas, kad reikia degti savo dalykų, mylėti savo dalyką, o kaip savo dalyką myli, tai tikriausiai myli mokinius, myli savo ir mokyklą. Man svarbiausias dalykas pamokoj ir ne tik pamokoj, kad atrasčiau laiko nuoširdžiam pagyrimui, paskatinimui, kad nepritrūktų man širdies deramai juos įvertinti ir deramai sureaguoti, nes viskas, kas tikra, prasideda širdyje. Laimingas tas mokytojas, kuriam pavyko nenuskriausti, nepažeminti, neįžeisti nė vieno savo mokinio. Tuomet jie sugrįžta pas jį, net ir po daugelio metų. Sugrįžta tam, kad padėkotų ir nusilenktų. Čia, galvoju, ir yra didžiausias mokytojo įvertinimas ir pati svarbiausia mokytojo reitingo viršūnė. Tai yra jo darbo prasmė.